Sveiki, čia Motiejus Burba, esu Kauno Žalgirio futbolininkas. Sveiki, aš Aironas ir šiais metais atstovausiu Kauno Žalgiriui sporto top lygoje. Ne, tai taip su draugais tai visą laiką smagu. Aš šiaip dažniausiai career modą žaidžiu. Žaidžiu labai daug, paėmus pagal metus, o šiaip dabar tai FIFA tokia biški nusibodus. Labiau su draugais krepšinį arba Warzone. Aš jau FIFA žaidžiu nuo kokių 7-8 metų, tai 13-12 metų žaidžiu šitą žaidimą. O šiaip profesionaliai, taip galima sakyti, tai 4 metai, nes A lygoje žaisiu, tai 4 sezoną, tai nuo to ir skaičiuoju, nuo kada pradėjau nebe šiaip savo žaisti šitą žaidimą, o kažką siekti. Esu visus 3 sezonus pasiekęs finalą. Gaila, niekad nebuvau laimėjęs tos A lygos, bet tikiuosi šiais metais bus mano metai, bet apart to, tai jau būdamas 17 metų mane pirmam sezone sporto A lygos pamatė rinktinės treneris, pasiūlė į rinktinę ir aš ten užsikabinau ir buvau vienas iš pagrindinių žaidėjų joje. Tai iš tiesų džiaugiuosi tai, ką esu pasiekęs, bet visgi svajonė žaisti čempionų lygoje ir pasaulio čempionato įkrintamosiose, tai siekiu to daug metų ir tikiuosi, jog šie metai bus mano ir galėsiu visiems įrodyti, kas šneka apie mane visaip, kaip neturėtų būti. Esu dalyvavęs turnyre, esu nugalėjęs Donatą Motiejūną, tai čia mano didžiausias pasiekimas. Jeigu norit gero kontento, ilgai pažaisti, tai su nosim tai gali mušti. Jo? Da, sutarim. Tai kam, vyručiai, manau, pradėkit. Gerai. Rinkitės komandas. Indija pasim. Indija? Norit? Galiu pasimt. Taip. Čia tai bus. Va, kažkur iš šitų komandų, jo? Tai tokia rala, blasteriais, pasim, jo. Nes Fedė, jo. Bliamba, bet kaip bus blogai. Gerai, sėkmės. Sėkmės. Prieš tai Aironai minėjai, kad tarp Ultimate Teamo, su kuriuo ir žaisi top lygoje, ir tarp paprasto kick-off mečo yra gan nemažas skirtumas. Taip, nemažas skirtumas, vien tik greičiai, kortelių pranašumai ir kiti dalykai, tai bent vieną įmušė. Ne, čia šiaip nesijuokiant, gali būti, kad aš gal ir pralaimėsiu. Šiaip matom, Motiejų susikaupimas ne ką mažesnis nei prieš top lygos rungtynes realias futbolo. Ne, tai kai pasiėmė tokią komandą, tai čia būtų... Įmušiu nors vieną, nes Motiejus tai šiaip gerai žaidžia. Tai gali būti sunkesnė užduotis. Jau tiek ir užtenka, kelių minučių įvertinti, varžovą. Jis tai žaidžia, prieš tai žaidėm kartu, mes tai buvo akivaizdu, kad nežaidžiam. Gal čia reikėjo nesutikti su ta indų komanda. Tik 15 minutį, aš nei vieno smūgio vartus nepadariau, ir šitai visai normaliai sakyčiau. Tai Motiejau, kiek įmušė? Nesvarbu, kiek svarbu laimėti. Oi. Paėmus turbūt vieną silpnesnių komandų, ar ne? Kas Aironai jaučiasi labiausiai žaidėjų greitis, tiesiog kaip kamuolį valdo, ar kur yra didžiausias problemas? Turbūt daug kur, tas pats greitis, perdavimai, smūgis į vartus labai skiriasi iš tiesų. Bet gal ne komanda esmė, ne? Aš irgi taip sakiau, kad ne komanda esmė, kas valdo tą komandą, bet būtų galima ir pasiginčyti šito. Patikrinsim nėra iš kitom komandom. Ne, tai gal. Su kitu Indijos grandu kokiu. 3. Burfox Celebrations. Ne. Šiaip prieš draugus su tokiam laimėdavo. Bet čia Motiejus, matau, toks aukštesnio lygio žaidėjas, sakau.
Gerai, mušti ant vieną reikia. Galim susitart kažką. O ką nori susitart? Turi pasiūlymą kokį? Ne, tai dabar filmuojate. O kaip komandas jūs susirinkat lygoj? Ar kas su kokia nori? Kas su kokia nori, iš esmės ten, nežinau, įsidėk Vandaiką, Totį ar ten Maldinį. Nesvarbu, ką, tiesiog palei save. Aišku, yra tam tikri žaidėjai, kurie meta ir juos gan būtina naudoti, tai jo. Penki. Galvoju vieno kėlinio šito komandų. Jo, Užtek. reikia normaliai, man atrodo. Bet tada gali užtekti ir to kito kėlinio. Pendelis. Nu, Varo pažiūrėti. Varo. Kažkaip, nežinau. Nu va. Kažkaip. Nežinau, čia ką dabar daryti. Pendelis. Einam normaliom. Normaliom komandom. Nu mano normali. Ne. Nuimsiu tą pačią kaip to. Nežinau, ar galima tai. Nu, kad nėra tokių taisyklių, kad negalima. Tai pradžia gal kiek nuvertintas mokėlis buvo, ar ne? Nu, galbūt Koks ir ten skirtumas, nuvertintas. dabar va pažiūrėsim. Galbūt ir nuvertintas, bet buvo įdomu pasižiūrėti, kaip žaidžia. Tai. Matei, davėm apšiltruom. Yeah. Taigi sudomu, burba pusbroliai. Trečios eilės. Ramiai vėliau. Kur vidurio gynėjas, mano? Ajajaj. One shot, one opportunity. Aha. Nu, vat, įkrito pirmas. Šiandienos įvartis, nes pirmo mačo neskaitau aš. Ajajaj. Kai eini baudos aikštelę, tada big problem. Big problem. Oi. Papildomas. Gerai. Sorry už tos sveti gols, bet kitaip neįmanoma įmušti. Ne, nu čia bus irgi įdomus mačas, nemeluosiu jau. Žaičiau iš namų būtų biški kitaip, manau, bet Jo, šiaip taip. irgi taip sakai, nu tai va. Nes čia abu gaunas išvykai. Jo, tai va. Kėdę pagal save pasireguliuotų. Ja, televizoras, ja. Šipsukai šalia vis tiek. Veganiškai. Ojoj. Kam reikėjo išeit, nežinau. Visur gerai, bet namie geriausia. Ojoj. 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 Ne, čia mane visiškai spaudė. Judam. 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 Oi, taip. Nebėga šitie žaidėjai. Įdomesnė tokia. Nu, čia irgi įdomesnis jo.
Na, manau, galėjau varytis. Ne, nes būtų jau... Va. Pabandyk. Ir Ir va, standartai. Man atrodo, mokėjai, tu siūsim į Jo, lygą. nu. Vartininkas MVP gaus tavo? Bauda. Nu. nežinau, kažkaip viskas per gerai, nežinau, ko čia lauktis, tikėtis. Aš tai sakyčiau, aš labai prastai žaidžiu, bet, nu, yra kaip yra. Nu, tai aišku, kai visą laiką prisišnai. Neklaus, va. Nežinau, kad jie taip prastai čia pas mane. Protarpiais taip, kitaip. Svarbu, esporto top lygų. Jo, taip, svarbiausia. Čia galima truputį atsipalaiduot. Vo. Nu jau. O, dar čia. Ne, nu tai. Ne, aš manau, kad čia buvo pendelis 100%. Galbūt, bet. Teisėjas yra teisėjas. Kamuolys. Bet ką pastebiu, kad tokie prastesni žaidėjai kaip pavyzdžiui aš daug žaidžia į kraštą ir tada skersą Jo. baudos aikštelę. Jūs nei vienas iš esmės to nedarot, viskas daugiau mažiau eina per centrą, tai kodėl taip yra? Tik kad šiemet galvą neįmanoma įmušti. Jo. Vienas tai, o kita, kad nuskaito. Ir per labai. centrą sunkiau gintis iš tiesų dabar šių metų žaidime, tai todėl per centrą daugelis ir žaidžia. Nuošalio, tikrai nuošalio. Nu, Nu va. nu, 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 nu. O, wow. Ką patėjau treneriai sako apie treniruotės? Mušt. Nemuš. O jei dar. Tai. A. Nu. Nu, taip. Nu, dar įmušė vieną, matėjau tikrai. Bet tas mane prasidėjo dabar pat ką, tai visokie, žinau, raudonos kortelės gali būti paštinį. A. O. Ne, sprendimai kartas tai gali būti raudonos. A. Tu matėjau žaidęs Ultimate Teamą? Aš visą laiką žaidžiu kiekvienoj FIFA, kai lieka kokie 2 mėnesiai iki naujos FIFA. Nes tada tuos ir challenges gali daryti ir tų žaidėjų gauni normalių. Čia užkalbina šiaip, tai ne? Nu, matai, reikia nukreipti dėmesį kažkaip tai. Prieš stiprų oponentą reikia suktis kažkaip, žinai. Kurių metų žaidimas jūsų mėgstamiausias? Kelintų metų? 17, nes buvo Journey. Toks žaidimas. Story modas toks. Man turbūt 24, nes geriausiai žaidžiau, tai tik dėl to. Bet šiaip irgi su tuo story modu, kai buvo FIFO's, tai irgi patikdavo visai. O. Nežinau, aš neėmiau.
Ai. Per daug gerai gynėstų kažkaip. Bet tie pasai po to tai ramiai, ramiai. O, Kaip čia kamuolys sustojo, tai čia pats nes. gal dar kažką pamąstom, gal ta Nori pamąstyti? dabar atsisėdam, jo, biškai. Tai pamąstyk. Ai. Būtų kontentas neblogas. ne? Buvo jau neblogas, jau ir jau visai sėdėčiau. O, šis su tokiais. Viskas. Pagarba. Malonu. Nežinau, kaip pas jūs būna, bet pas mūsų draugais būna, jeigu 3-0 jau būna, tai jau jungia. Jau kitas eina žaisti, aš galvau, kad čia va taip ir bus. Dabar kažkaip normaliai daviau kovą. Tikiuosi geras pasiruošimas bus prieš kitus turnyrus. Nu, tikrai pasiruošimas neblogas buvo. Tai jo. Šiaip galvojau, kad Motiejus nežaidžia ant tiek gerai, bet sakyčiau, palei Lietuvos vidurkį. Ėmus tai geras žaidėjas, tai iš tiesų buvo įdomu pasižiūrėti jėgas ir jo, tikiuosi, kad kiek čia sekėsi, tiek seksis ir futbole. Nu, vietoj savęs tai tikrai nestatyčiau antrą vietą turbūt, bet taip žiūrint palei lygį, top ketvertukė gali ir užsikabintų, bet labiau tarp 5 ir 6 vietos, manyčiau. Tenkina Motiejų. Tenkina. Tai ką, Ironai, noriu palinkėti Top lygos Sport gero sezono, gero starto ir tikėkime, kad pagaliau tame finale pavyks pasimti pirmą vietą. Na, tai labai ačiū, tau linkiu gero likusio sezono Top lygoje. Tikiuosi, dar pamatysiu ne vieną iš tavęs įvartį ir jo, didžiausios sėkmės. Ačiū dar tai. Ačiū. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite prenumeruoti Kauno Žalgirio YouTube kanalo.